Sveiki, aš esu Raimondas, o čia mano nuostabi šeima. Sveiki. Ir šią žiemą mes skrendam į Egiptą. Važiavam žvejų žygą, labai skaniai pavalgyti. Už lango yra lapkričio 10. Labai vėlyvas vakaras, jau toks anksti ateinantis. Tai va, ta proga penktadienį atvažiavom į žvejų žygą. Dar dėl to, kad turėjom kuponą, kurį reikia. Čia nesvarbu. Bet tokia gera proga ir dabar norim ją pasidalinti. Kai kas nors padės telefonus ir klausysis manęs. Aš klausiausi, Niekas nesiklauso. Klausom. Tai va, norim pranešti gerą žinią. Jau kad viešbutinis radot. Tu gali čia arčiau atei? Nu, aš galiu jau pranešti. Mes važiuojam į Egiptą. Nu dabar kada spėkit? Gruodį. Sausio mėnesį. Sausio 16. Sakiau sausio. Čia per mamą turbūt. Dėl ko? Girdėjau, kaip pykatės, kad rūbų nerandi. Ir gruodžio mėnesį man biškai negerai važiuoti. Kodėl? Vaiką. Ne, paskui man dar pinigai skaičiuojas. Niekančiai YouTube nei to. Davai, dabar džiaugiamės. Tai pasidžiaugiai. Nu, va, džiaugiamės. Dabar parodyk viešbutį ir tada filmuok, kai rodai viešbutį. Pamatėt? Nu ką, va taip va mes švenčiam gražiai ir skaniai skrydį į Egiptą. Tai Egiptas, tai ne tik nauja šalis, bet ir apskritai naujas žemynas mums. Neslėpsiu, šiek tiek nerimo yra, bet norim kažką patirti naujo ir neįprasto, patirti vasarą žiemos metu. Taigi išsirinkom viešbutį Albatros Jungle Aqua Park, kuris savo teritoriją yra labai didelis. Vien iš ilgio visas plotas užima daugiau negu kilometrą ir dar iš čia kokį gal pusę kilometro. Šiokias tokias nuotraukas. O kaip ten realiai viskas atrodys, netrukus sužinosime, nes turbūt kai tas video įkris, mes jau būsim po Egipto saulę. Skrydis 8 ryto iš Vilniaus, o kuris truks apie 5 valandas. Bet pliusas yra tas, kad šalia yra oro uostas už 17 km, tai neužtruksim su pervežimu, kas būna labai užknisančiai Turkijoje, kai reikia pervažiuoti iš Antalijos į Alaniją, kas užtrunka apie 2 valandas. Bet skrisim užtat žymiai ilgiau. Tai mūsų kelionių siena pildosi, paskutinės kelionės Turkija, Rodas. Ir tai bus mūsų 13 kelionė, taigi sėkmės mums.